Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės jums tobulinti įgūdžius, kaip valdyti neapibrėžtumą, dviprasmiškumą ir riziką plėtojant verslą kultūros ir kūrybos srityje. Turėdami šios įgūdžius galėsite žengti į priekį net ir tada, kai rezultatai yra neaiškus, atskirti riziką, neapibrėžtumą ir sumaištį, nustatyti, kas tiksliai kelia neapibrėžtumą - auditorija, pinigai, kūrybiškumas, žmonės, žengti mažais žingsniais, valdyti riziką ir atsigauti po nesėkmių. Kviečiame peržiūrėti trumpą animuotą vaizdo įrašą, išmokti elgtis neapibrėžtumo sąlygomis ir priimti pagrįstus sprendimus susidūrus su rizika KK srityje verslo kontekste, taip pat atlikti savikontrolės užduotį. Kai pradedate kūrybinį verslą, neapibrėžtumas atsiranda iš karto. Jūs nežinote, kaip žmonės sureaguos, nežinote, kiek uždirbsite, nežinote, kurios idėjos bus sėkmingos, o kurios ne. Tai nėra klaida, tai nėra ženklas, kad darote kažką negerai. Kūrybinėme versle neapibrėžtumas yra normalu. Tai nėra problema, kurią reikia pašalinti. Tai sąlyga, su kuria reikia dirbti. Jei lauksite, kol viskas taps aišku ir saugu, galbūt niekada nepradėsite. Dauguma kūrybinių verslų yra kuriami, kai viskas dar nėra aišku. Taigi pirmasis svarbus pokytis yra šis. Vietoj klausimo, kaip pašalinti neapibrėžtumą, jūs klausite, kaip pajudėti į priekį, net jei nežinau visko. Toks mąstymas sumažina baimę ir suteikia jums daugiau kontrolės. Risk and uncertainty are not the same. Let's simplify an important idea. Sometimes you face risk. Sometimes you face uncertainty. Risk means you don't know the exact result, but you can roughly estimate what might happen. For example, you run a workshop again. You sell a service you already offered before. You don't know the exact numbers, but you have experience. Uncertainty is different. It means there is no clear data, no past example, no reliable prediction. For example, you launch a completely new creative format. You combine art and technology in a new way. You enter a new audience or market. In creative business, uncertainty is very common. And that means detailed planning is not always helpful. Sometimes planning gives confidence. Sometimes it only creates stress. The key skill is knowing when planning helps and when it doesn't. Kartais problema yra ne pavojus, o painiava. Jūs gaunate prieštaringus signalus. Kai kurie žmonės mėgsta jūsų idėją, kiti nereaguoja. Vienas klientas sako taip, kitas dvejoja. Kūrybiškai tai atrodo teisinga, finansiškai rizikinga. Tai vadinama dviprasmiškumu, bet jums nereikia įsiminti šio žodžio, svarbu yra patirtis. Dviprasmiškumas reiškia, kad nėra vieno aiškaus aiškinimo, kas vyksta. Daugelis pradedančiųjų galvoja, jei signalai yra prieštaringi, tai aš kažką darau ne taip. Ne visada. Kūrybinėme versle prieštaringi signalai yra normalu. Kūrybinis darbas dažnai balansuoja ant ribos tarp to, ką žmonės jau žino. Tikslas yra ne pašalinti dviprasmiškumą, bet išmokti priimti sprendimus, nelaukiant visiško aiškumo. Viena sunki, bet išlaisvinanti kūrybinio verslo tiesa yra ta, kad niekas iš anksto nežino, kas pavyks. Ne ekspertai, ne investuotojai, nei kuratoriai, netgi net labai patyrę profesionalai. Žmonės dažnai sprendžia emociškai, socialiai ir nenuspėjamai. Tai reiškia du svarbius dalykus. Nesėkmė nereiškia talento trūkumo, o sėkmė ne visada reiškia tobulą planavimą. Dėl to kūrybinis verslas dažnai auga per pasitikėjimą, santykius, reputaciją ir pakartotinius mažus eksperimentus. Vietoj klausimų, ar tai garantuotai veiks, geresnis klausimas yra, kaip galiu tai saugiai išbandyti ir išmokti. Neapibrėžtumas kūrybinėme versle nėra vienas didelis dalykas. Jis kyla iš įvairių sričių. Labai dažnai tai yra auditorijos neapibrėžtumas, ar žmonėms tai bus įdomu, kūrybinis neapibrėžtumas, ar idėja veiks realybėje, pinigų neapibrėžtumas, ar pajamos bus stabilios, žmonių neapibrėžtumas, ar partneriai ir bendradarbiai įvykdys įsipareigojimus. Nors viskas atrodo gąsdinančiai, galima išmokti įvardinti neapibrėžtumą ir jį perfrazuoti. Vietoj to, kad sakytumėte, viskas atrodo rizikinga, sakykite, esu kūrybiškai užtikrintas, bet neapsisprendęs dėl pinigų. Arba, idėja aiški, bet auditorija ne. Įvardijus neapibrėžtumą, jis tampa mažesnis ir lengviau valdomas.
Kūrybinėme versle laukti aiškumo dažnai reiškia laukti amžinai. Todėl daugelis verslininkų vadovaujasi paprasta logika. Pradėkite nuo to, ką jau turite. Paklauskite savęs, kokių įgūdžių jau turiu, ką jau pažįstu, kokie ištekliai man jau prieinami. Vietoj to, kad rizikuotumėte viskuo, žengėte mažus įkandamus žingsnius. Neklausėte, koks yra tobulas rezultatas, bet klausėte, ką galiu išbandyti neprarandant per daug. Įvyks netikėtų dalykų ir tai yra normalu. Vietoj to, kad kovotumėte su netikėtumais, išmokstate juos išnaudoti. Tokiu būdu jūs neprognozuojate ateities, jūs ją pamažu kūrėte. Ne viskas yra neapibrėžtumas. Kai kurie dalykai yra realios rizikos ir tai normalu. Kūrybinėme versle rizika gali apimti nestabilias pajamas, priklausomybę nuo vieno kliento, techninės nesėkmės, reputacijos problemas, teisinius nesusipratimus. Rizika nėra priežastis panikuoti. Tai yra kažkas, į ką reikia žiūrėti sąžiningai. Padės paprastas klausimas, jei tai nepavyks, ar tai išgyvensiu. Ne visos rizikos turi būti vengiamos, kai kurios rizikos yra vertos prisijimti, jei jas suprantate. Rizikos nesumažinsite viską kontroliuodami. Riziką sumažinsite elgdamiesi protingai. Keletas paprastų strategijų. Išbandykite idėjas prieš visiškai jas įgyvendindami. Nesikliaukite vienu pajamų šaltiniu. Sudarykite aiškius susitarimus, sukaupkite nedidelį finansinį rezervą. Plėskitės tik tiek, kiek leidžia jūsų energija. Šie žingsniai nepažeidžia kūrybiškumo, jie jį apsaugo. Kai jaučiatės saugiau, kuriate kokybiškiau. Atsparumas reiškia gebėjimą tęsti net ir po nesėkmių. Kūrybinėme versle atsparumas nereiškia, kad reikia būti stipriu visą laiką. Tai reiškia atsigauti. Tai apima poilsį, mokymąsi iš klaidų, pagalbos prašymą, lankstumą, o ne nejudumą. Stiprus kūrybinis verslas kuriamas žmonių, kurie žino, kaip kristi, atsigauti, prisitaikyti ir tęsti. Neapibrėžtumas neišnyksta, bet jūsų pasitikėjimas savimi, kaip su juo elgtis, auga. Norint pradėti ir plėtoti kūrybinį verslą, nereikia tikrumo. Reikia supratimo, mažų žingsnelių ir atsparumo. O šių įgūdžių galima išmokti. Dabar kviečiame jūs patikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite e-studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.